Reikia kalbėti viešai, o jums prakaituoja delnai, išmuša karštis ir kojos muša keistą ritmą? 5 patarimai, ką daryti, kad taip nesijaudintumėt kalbėdami viešai. Aš esu Gustė Pupkevičienė iš viešojo kalbėjimo būrelio Hobbyverse. 1. Žinoti, ką nori pasakyti. Nesimokykite kalbos atmintinai. Žinokite pagrindinę mintį, kad nuo vidurio sakinio galėtumėt tęsti. 2. Stovėsena. Atsistokite patogiai, galite sulenkti kelius, galite šiek tiek praskėsti kojas, svarbu, kad jaustumėtės patogiai ir tvirtai ant žemės. 3. Palaikykite akių kontaktą su vienu žmogumi vienu metu, ne su visais žmonėmis iš karto, to nepavyks padaryti. 4. Sulėtinkite savo kvėpavimą ir jį padarykite gilesnį. Per 3 sekundės įkvėpkite pro nosį ir per 6 sekundės lėtai iškvėpkite pro burną. Taip apraminsite savo širdį ir jūsų kvėpavimas taps gilesnis. Ir 5. Nesistengkite padaryti kuo geresnio įspūdžio. Negalvokite, kaip jūs vertins. Galvokite apie tai, ką jūs norite pasakyti ir ką jūs norite perduoti auditorijai. Štai ir viskas. O jeigu norite dar pagilinti žinias, kviečiu užsukti į mano vedamą būrelį Hobbyverse centre.